Aš nežinau, ar tu gali ten eiti. Tai gali, sakė, ten, pavyzdžiui, maudytis galima. Gal neverta. Nejauku šiek tiek. Labai atrodo tuščia. Tuščia šitos pusės, ne? Jo. Iš tos pusės, man atrodo, mus žiūri žmonės. Karininkai kažkokie žiūri mus. Ar man vaidavosi ten jo karininkai žiūri mus. Gal nėra labai čia įdomu. Žmonės eina. Aš esu Andrius Jucius, mes esam Panemunės miestelyje, mieste netgi, ne tai kad miestelyje. Jisai yra prie Luizos tilto ant krašto su Kaliningrado sritim. Tai yra Lietuvos mažiausias miestas, o aš esu visos tos savininkas čia, verslininkas ir, taip sakant, padedam žmonėm ir bandom išgyventi. Taip, mes tik tai rašom lietuvių kalbą, nerašom jokiom užsienietiškom kalbom, tai paprasčiausiai mum yra patogu. Antras dalykas, žmonės turi jau daug technologijų ir gali žiūrėti per Google vertėjus ar dar kažką, tai kurie gali ir išsiversti. Žiūrėk, aš tau galiu papasakoti tokį dalyką. Realiai tai mes va tenai, taip sakant, jau turim Rusiją, o čia dar turim Lietuvą. Tai čia paskutinis kraštas. Čia daugiau jokių kelių niekur neveda. Yra tik vienintelis patekimas čia arba geležinkelis, bet čia tik tai pieškom praeina. Matosi 9 aukščiai. Ateina žmonės pas jūs į kavinę, restoraną iš 9 aukščių. Neateina. Aš labai norėčiau, kad ten jie ateitų. Rusams negalima patekti į Europos Sąjungą be reikalo. Jie negali kaip turistai netgi įeiti į Lietuvą. Tai vėl sankcijos. Vėl sankcijos, sankcijos. Čia seniau bankas buvo, tenai paštas buvo seniau, čia irgi būdavo parduotuvė. Čia visa инфраструктура buvo, jinai dingus yra tik tai. По-русски разговариваете, девушка? Чуть-чуть или плохо? Ну вот, это половина тут приезжает латышей или русскоговорящих, и вы тогда... Да, оттуда, латыши так оттуда. Латыши, если приходят, вот тут каждый второй латыш. Если вы не понимаете по-русски, все, вы не... Потому что... Dėl to, kad jie tenai važiavo. Jie ten važiavo, pasistatė mašiną, važiuokit, autobusiukas, Latvijos netgi, matote, ten stovi, tenai kampe. Čia yra ekskursija iš Rygos. Jie atvažiavo čia, iš Latvijos, 20 žmonių, ekskursija, su gide, su viskuo. Perėjo sieną, ten autobusas. Ir jie važiuoja ten po Kaliningradą, Gintaro rūmai, ten dar kažkas. Jie žiūrinėja. Jie paprasčiausiai gyvena tą patį gyvenimą. Kažkas gyvena su sankcijom, su karu, o kažkas gyvena, mes gyvenam. Viskas. Tai tokia politiški labiau. Taip. Ir nekalba turbūt apie politiką su žmonėmis. Prašiausiai į politiką nesikišu, į rinkimus neinu. Balsuoju iš ten taip, bet pats da po kol kas, matot, šitas miestelis yra miestas. Ne tai, kad miestelis, jisai da mero neturi, bet turės. Su draugais keliaujam iš Vilniaus, keliavom iki Lietuvos krašto ir dabar judam atgal ir nusprendėm užsukti čionais, kaip sakyti, pasienį, pažiūrėti, kas čia vyksta. Pirmą kartą čia? Pirmą, nebuvau. Taip arti Rusijos sienos gal iš viso nesu buvęs. Taip važiuojam, tą tiltą jau kertam upę ir toks jau kažkaip net nejauku darosi, iš tikro, toks šiek tiek yra to nerimo. Bet žinant situaciją, tai tas nerimas, kaip sakyti, nėra nepagrįstas. Čia jau iš tilto galo matosi, kad į imperiją įvažiuoja tokie vartai. Jau dar tos masyvios rusiškos vėliavos tokios, kad specialiai. Yra, kai dešiniai. Ne, aišku, nejauku, kaip sakyt, čia ta raidė Z, tai su karu iškart asocijuojasi, dar specialiai padaryta, bet jo, toks miestas gal nelabai skiriasi nuo mūsų kitų, kaip sakyt, pastatai nesiskiria, bet tas jausmas tai įdomus toks, jo, keista. Žiūri mašinas ir neatrodo, kad ten jau žiguliai vien tik važinėtų, ne, bet kas po 10 metų darys, kai mašinos supus. Nes tu inžinierius ir dėl to galvoji. Aš iš karto tokiais dalykais galvoju, kaip iš kur medžiagas, iš kur mašinos, iš kur viskas. Jeigu atplukdyti labai didelį ratą reikia, jeigu per Baltijos jūrą jie negali. Žmonės neteina, geras. Bet kas šeima?
Taip, kai žmonės pamatytų, sakytų, čia tik tai automobilių aikštelė pardavimo, ne? Aš prižiūriu, atvarau, nuvarau. Parkingo paslaugos yra. Šitas, va, pavyzdžiui, Mersas 2 mėnesiams, šitas mėnesiui, anas mažiau. Visa geriausia. Va čia toksai įdomus dalykas yra. Atvažiuodavo žmonės ir išeidavo į Rusijos federaciją. Tai jeigu atkreiptume dėmesį, kaip atrodo automobiliai, kurie čia būna palikti. Matai, va toksai Fiatas stovi. Jisai stovi 10 metų. Tenai toliau Toyota stovi 5 metus. Šitas Alfa Romeo stovi jau pas manęs jau 2 metus. Atėjo jūreivis, jisai išėjo į plaukėjimą ir paprašė pažiūrėti automobilį. Susimokėjo už 6 mėnesius, viskas tvarkoj. Ir žmogus, žinokit, jau beveik greitai bus 2 metai, jisai negrįžta. Ir va tokių čia 1, 2, 3, jeigu per visą paimti miestelį, yra kokie 20 mašinų. Miršta, išvažiuoja, nebegrįžta, išvaro į užsienį. Čia buvo taškas, kad bėga netgi. Tai tie patys bėga nusikaltėliai. Atvažiavo su mašina, mašiną numetė ir nuėjo per sieną, viskas, jo nerasi. Bėgo irgi hienytė, bet jį pagavo. Suprantat, čia vėl, sakau, čia yra užkarda, kur Rusijos federacija ir pas mumis Lietuva yra kiti įstatymai, кити супротимы. Ходи сюда, на мою сторону. Расскажешь теперь все, как бывает. Все, я глухонемой. Че, давай, иди контрабанду, а то ключи не дам. Во, меня там вся Литва знает. Документально. Это мой кореш, он живет в Калининграде. Всем привет. Это проект такой, как живется-то тут у нас, как мы... Очень хорошо живется здесь. Не, вот По там. Немуни, Да. там тоже. Вообще красота, все. Майка, Герлингтигер, все, смотри, есть там. Все хорошо. Он мне подарки принес, Ну, спасибо. что, Да, спасибо. шалезный. Это контрабанда, да. Мы пошли там, бизнесом заниматься. Yra pas manęs žmonės, kurie stato mašiną ir seniai. Aš turiu, pavyzdžiui, žveją tokį, aš biškutį priejaučiantį žvejui. Ir jisai stato pas manęs visą sezoną, išvažiuoja vasarą biškutį pažvejoti ir visą sezoną stovi jo mašina čia. Nes ten yra su karpinė įranga, su viskuo, jisai pats iš Rusijos, o nori žvejoti Lietuvoje. Negalima su rusų mašinom važinėtis Lietuvoje, kaip žinot. Nežinot. Su rusiškais numeriais Lietuvoje dabar nepamatytumėt nei vienos mašinos, nes jos yra visos konfiskuotos arba uždarytos. Dėl to rusakalbiai rusai nusiperka lietuvišką mašiną ir su lietuvišką mašiną važinėja. Bet jie negali patekti tenai. Tada palieka pas manęs. Va čia toksai... Ne, yra, kurie turi tą dvigubą pilietybę, turi tenai šeimą, dar kažkas. Netgi yra ne vieną, aš pažįstu, kurie ateina kiekvieną penktadienį, atvažiuoja vyras. Sakau, kur tu eini? Jisai eina pas savo žmoną. Į tenai, į Sovietską. Ten turi žmoną, turi šeimas, vaikus. Dirba Klaipėdoje. Savaitę atidirbo, penktadienį atvažiavo, pastatė mašiną. Ir taip pat netgi yra ir dar viena mergina, ten naktiniam klube dirba Klaipėdoje. Taip pat važiuoja pas vyrą, kuris gyvena Kaliningrade. Ir tokių yra nemažai. I'm traveling from my family from Kaliningrad to Klaipėda, coming back. I work in Klaipėda in the shipyard. Do you like in Lithuania? Yes, in general, yes. In general. Is it tough to say that you live in Russia when you come here? Are people nice here? Yes, very nice people. Yes. I don't hide that I'm Russian. And I never had problems with it. In Lithuania? Yes, never. And I work with Ukrainians and I travel to Latvia for my job, to Estonia, and I have been, and nowhere, never I meet something bad attitude for me because I'm Russian. Of course, I don't go to some places where it can happen. Of course, I will not go to the bar, for example, where people are drinking. They say everyone, hey, I'm Russian. But in my work and in general cases, I have no problems. Why do you work in Lithuania, not in Kaliningrad? Is it better? But better pay. How is it in Kaliningrad? We've never been there. It's very nice city. I live in Klaipėda. It's smaller than Kaliningrad. Kaliningrad is like Kaunas.
here, like after here, it's not seen from here. Is a street, пешеходная улица. Pasivaikščiojimo gatvė. Walks, it's avenue. It's very nice. Would you like it to be like easier to cross and everyone to visit Sovietsk and everyone from there to visit Vilnius and Klaipėda? I don't know. No. Okay. Okay. That's Yeah. fine. Labą dieną. Galima paklausti porą klausimų? Prašom. Jūs keliaujat atgal namo dabar į Lietuvą? Taip, namo. Lietuvė, jūs matau kalbat. Namo. Sakykit, tai dažnai keliaujat čia? Dažnai, kadangi mano dukra serga, važiuoju lankyti dukrą. O jūs kurioje pusėje gyvenat? Aš gyvenu čia. Ai, Lietuvos pusėje dukra Sovietskė. Sovietskė. Ne Sovietskė, Baškoje. Aha. Ir kaip pasirinkot gyventi atskirose pusėse? Ne, mes Čia darbas? nepasirinkom, jinai ištekėjo, gyvena ten su vyru. Aš gyvenu patenkinta, man čia gerai. O jinai ten gyvena, jai irgi viskas gerai. Viskas gerai ten. Taip, tik tiek, kad mums sunku yra susisiekti, vizas labai brangias nesvietiškai. Aš turėjau parduoti karvę, kad nusipirkti vizą. Už vizą mokėjau 680. Kiek laiko jūs čia gyvenat? Važiuoju nuo pat jaunų dienų. Ir- Dirbau Sovietskė visą laiką. Anoj pusėje jūs dirbat? Vienoj pusėj. Tilžio vadydavo. Taip. O dabar jau Tilžio mažai, ką sako lietuviai. Sovietsk. Visi, kur einam važiuojam į Sovietską. Taip ir vaikų, taip ir tėvų mašinėlės, to eina ir eina. O čia pasako, nesunku, kai Panemunėj nėra parduotuvių, nėra vaistinės. Buvo kriautuvių, nudegi kriautų, čia toj buvo pribara. O kaip čia jinai sudegė? Nudegi, nežinau, kas jau uždegi, ką, nieks nestato, nieks nepastato. Vieną kartą dar buvo tas kitas vagonėlė atvežė. Kur atvažiuoja? Nusipirkti. Vienas į katė žmonės, ir daugiau jo nebuvo to vaiką, ir nieks netvarka. Duonos reikia nenusipirkti, turi važiuoti į pagėgius. Ir padeda žmonės jums? Padeda, atveža? Šiandien patys turi važiuoti. Jūs važiuojat pati? Kas turi mašiną gerai, sėda, nuvažiavo, O prisipirka. kaip jūs darot? O kas neturi su autobusu važiuojam mes. Autobusas. Pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, tik šeštadienį, sekmadienį nevažiuoju. Tai visai Jei į neblogai. bažnyčią nenuvažiuosi, autobusą nėra. Nori samdyk mašinėlę. O Brangu šiandien turbūt. sekmadienis. O jūs kaip čia sekasi gyventi? Turi draugių kokių? Nu, buvo, baisiai daug žmonių išmirė. Aha. O jaunų nedaug yra? Ne, Ar- ir mergelė mano, ir... Va, nėra, pažįstamų, žinai, yra tokių. Ne vieniša? Visi dabar dauguma, kas geri. Geri. Šičia pane, o anksčiau kai buvo mažiau? Nu, buvo ir geras smarkiai. Ir visada tai buvo? Nepasikeitė? Visą laiką, kas anksčiau mažiau dabar buvo, geras. Visi jaunims, visi gerai. O jūs ką dirbat? Aš ta paprasta darbininkė. Kokioj srity? Sovietskė dirbau parduotuvė valytoja. Na, svarbus darbas. Atsibika dirbau. Ačiū tavo apgamės. Atsibika dirbau. 8 valandas ankstuoju. Kiek metų jums? Man. Taip. 86. Oi, tai daug, jau tik tai puikiai atrodo. Ai, kaip. Ir jėgų. O jūs niekada negalvojot išsikraustyt kur nors, pavyzdžiui, iš šito mažo mieste? Kas duotų, kur ką parvažiuočiau, kad nieks neduoda. O Nieks nesiskubina. anksčiau? Aš dabar toks ligonis esu, man turi duoti seselę, slaugę, žinai, Taip. kad žiūrėtų. Ryte, kai čia vienas žiūri nuo 8 iki 4. Valdžia moka ir iš žmogaus įskaita. Nieks, kad nėra kur būti. Nie pinigų, nie kapėjų. Liūdna yra, ką daryti. Kiemo viršiniu. Ane, oi. Gyvenu Panemunėje jau 11 metų. Dirbau 20 metų pasienyje. Mokinausi irgi čia ir vidurinė, ir mokykloje, jaunystė, ir paauglystė. Ir mes važiuodavom dar tarybiniais laikais į tą savo Tilžę, į kino teatrą važiuodavom. Ledų, bulkučių pavalgyti.
ir iki tų 14 metų, iki 24 metų. Vizą turėjau ir tą gyvenimą jų pilnai pažinojau ir žinojau. O va ta diena, kai prasidėjo pilno pajėgumo invazija į Ukrainą, koks tas laikas jum buvo? Vat tuo momentu buvo gan toks jausmas, kurio neina nusakyti, kai tau per kūną eina šurpuliukai. Aišku, skambino giminaičiai, skambino seserys, jie visiems labai žino, kad čia visai šalia, visai arti. Pergyveno dėl jūsų? Taip, aišku, pergyveno, ką daryti, kaip tu ten, kaip laikyti. O mano veiksmai buvo pirmas dalykas, kur gauti Ukrainos vėliavą. Didelę. Kai Ukrainos vėliavos negavau, tai turgui prekiaujant matė, kad ieško, sako, rasti medžiagos. Pažįstama siuvėja, man jau į 3 dieną buvo pasiūta vėliava. Būdavo, aišku, kurie kaimynai piktindavos, o ypač tie rusų patys, o yra ūkininkas, kuris anksčiau kitais laikais labai bendravo su Rusija, bet jų veiksmais labai piktino, su didžiulė ūkinė technika važiavo ir tiesiog signalizatorius įjungė ir ilgai pypino man šalia. Man paskui būdavo smagu, aš buvau žvejybai ir anksti ryte išgirdau, kad paskandino tą didelį laivą Maskva. Tai aš su didžiausiu malonumu pas jų palaikančius Rusiją atėjau ryte ir pasakiau, šlovėjau Ukrainai, girdėjot jų laivą didelį paskandino. Man smagu matyti, buvo veidus. Kas šitokie buvo kaimynai kažkur? Kaimynai, pas manęs yra kaimynai, kurie yra, jie tokie palaikanti. Jų į namus atėjom, mes normaliai bendraujam, normaliai kavą geriame, arbatą geriame. Jie žino, mato mano Ukrainos vėliavą, juk neįtų su kaimynu dabar pytis, kad pas jį tokia nori. Jūs žinot jų nuomonę, einat pas juos kavos ir pasakote. Šlovėjau Ukrainai. Šlovėjau Ukrainai. Ir toliau geriat kavą. Kavą. Dėl to, tai juk neįsi šakės imti. Jo tokia natūra, jis su manim kalba, jis mane palaiko, lyg su žmona jam irgi sudėtinga. Toks žmogus, geras žmogus, padėti ar pagalbos, ar ko kalbos, bet yra taip. Bet jie nėra piktybiški lėktuvėms, nes jūs su jumis kavą geria kavą, kalbės, dirba, bendrauja, ne metus, ne 10 metų, bet kaip kartais, kaip tai, draugą nelaimiai pažįsti, ar bėdoj, ar valdžią davęs. Reikia žinoti va tokius, nes dienos 6 atveju tu žinotum po saugoti. Baisa, jom jau dėmesio reikia. Žinokit, dabar rusai praėję, rusų kariuomenė, tie daliniai, tas žudynės Ukrainoje, jau praėję, tokią patirtį turintys, įeitų čia. Tai pirmas dalykas jau būtų žmonės, kurie kažkiek susiję su pasieniu, su Šaulių sąjungos, su policija. Jie būtų jų realūs taikiniai. Ir jūs esate? Taip. Pareigūnas. Pareigūnas. Ir juolab dabar visi mato, visi aiškiai žino ir žinutes, ir vėliavas. Jūs iš tikrųjų ir neturit kažkokio nerimo dėl agresijos, ten kažkokios kariuomenės, kur gali čia atvykti? Matot, pas manęs ant pastato iškabintos Lietuvos ir Vyčio vėliavos. Tai aš lietuvis ir tai yra Lietuvos ir Vyčio. Jeigu jie ateis, pamatys, kad čia jau Lietuva. O tada, kaip ateis, jau tada žiūrėsim kas ką. Ar iš jos cepelinais vaišinsiu, ar kokiu botagėliu. Čia, žinot, nenuspėsi. Ir pirmiausia, jeigu kas nors atsitiktų, tai čia yra saugiausia vieta. Tai visa tai būtų ten. Kodėl čia saugiausia? O dėl to, jeigu šaudytų kas nors iš Kaliningrado, iš kur, tai jie netaikytų į save. Ten. Kaip tu, jeigu tu paleistum kokias raketas ar ką nors, tai kur jos skrietų? Neskrietų čia va.
Jos ten, į Vilnių, į Kauną, tenai. Mes esam prie pat. Kaip sakant, arčiausiai blogiausio. Supranti? Nes čia iš viso, jeigu ir pultų kokie ar tankai, ar dar kas nors, tai juk jie visi per 5 minutės, per 10 jie tenai nuvažiuotų. Čia nieko, viskas. Tu būtum pačioj saugiausiai vietoj užnugarį. Viskas vyktų veiksmas tenai. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, va. O čia mes gimė. Galvojat kartais apie tai, ar nelabai? Ne, nėra kada.